Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė, ir šiandien pakalbėsim tema apie mitybą. Prisimenat, aš sakiau, kad mes grįšim dar prie tos temos. Ir tiesiog neurografai tie, kas piešia, pasiema vandenį būtinai gerat, o tie, kas tiesiog pasiklausys, tai tiesiog tegu pasiklauso. Vat. Ir kodėl grįžtu prie mitybos, prisimenat, dariau video ir tiesiogiai iš tos knygos Gliukozės evoliucija. Ir prisimenat, mes ten piešėm piešinį apie mitybą. Ir galite neurografai taisyklingai viską padaryti 2 minutės, pasimti praktiką ir aktyvinti šitą temą, arba šitai pagalvoti, pasirašyti, kokios mintis kyla, kaip jums sekėsi, tie, kas aišku darėte ir taip, kaip mes piešėme. Aš galiu pasakyti, kad aš iš tikrųjų dariau ir stengiuosi daryti. Aišku, būna kartų, kada dar neturiu susiformavusių įgūdžių taisyklingos tos mitybos, bet tiesiog pagalvojau truputėlį šitą mitybą pasižiūrėti iš kito taško ir truputėlį kitaip. Ir šiandien norėčiau, kad mes pakalbėtume, nes kadangi praeidinėjau transformacinį žaidimą Pasaulio Filino herojaus kelias, ir ten yra labai daug žingsnių, iš tikrųjų transformacinių ir labai įdomių. Ir kalbant apie mitybą, tai dar, aišku, ten daug su visko susijusių dalykų, norėčiau pakalbėti šiandien apie pasirinkimus ir papiešti. Kodėl? Todėl, kad tai, ką mes turime, yra mūsų pasirinkimų arba nepasirinkimų pasiekmes. Čia iš Alos Filinos šito žaidimo yra informacija. Taigi ir mes renkamės. Jeigu aš galiu pripažinti, iš tikrųjų ir prisipažinti, kad mano buvo pasirinkimas mitybos iki šitos knygos vienoks, taip aš maitinausi ne taip, kaip ten knygoje parašyta, užtat ir tikrai turėjau mažiau energijos. Bet dabar aš nusprendžiau, kad darysiu kitaip. Ir tai tiesiog norėčiau įprasminti, kad aš nusprendžiau, darysiu truputėlį korekciją, tiesiog korekciją mitybos ir darysiu kitaip. Ir mano pasirinkimas yra taip, kaip ten knygoje parašyta, taisyklingai maitintis. Taisyklingai eilės tvarka, galbūt taip. Taisyklingai eilės tvarka maitintis, pamenate, ten toj knygoj buvo taip pirmas skaidulos, po to baltymai riebalai ir po to ant pačio galo krakmolas ir gliukozė. Ir jeigu norim kažkokius vaisius ar dar kažką, desertus valgom po visko, geriausia praėjus 20 minučių. Tai šitaip aš ir norėčiau daryti. Tai tiesiog čia mano yra pasirinkimas, aš renkuosi. Vėlgi noriu prapiešti eilės tvarką. Pirma skaidulas, tai reiškia daržovės, mano, ar neparašyta. Daržovės, skaidulas, tada eina baltymas riebalai, pasirinkimas taisyklingas. Baltymas, riebalai, aišku, riebalų tu neprisivalgysite. Taip, ir ant pačio galo eina krakmolas ir cukrus. Krakmolas ir cukrus. Cukrus. Ir kaip toj knygoj ten rašyta, ir iš tikrųjų stengiuosi dar pavalgius pavaikščioti, vaikščiojimą padarysiu, reikia dar trikampį. Tie, kas, jeigu nupiešus trikampį pasidarys durna, kaip aš sakau, visiškai pradės klatoti širdis ar dar kažką, labai prašau iš karto šitą pripiešti daug linijų ir padaryti apskritimą ir pripiešti daug linijų, kad tiesiog nesimatytų tie, kas iš viso mažai piešia. Tai yra po valgio judėti 15 mažiausia 20 minučių. Tai va. Čia mano pasirinkimas. Parašysiu pasirinkimas. Aš renkuosi. Vai. Noriu. Ir prisimena, toj knygoje yra labai taip įdomiai aprengti angliavandenius. Tai reiškia prieš tai kažką aplikų visiškai tų angliavandenių cukraus arba krakmo arba gliukozės tos cukraus, kur yra gryni angliavandeniai, jų pasistengti ten, pavyzdžiui, kaip prisimenat, kaip pasakiau, labai geras pasidėjimas. Būna susitinkat su draugiam ar su kažkuo tai, arba šiaip, tai prie kavutės tortukas, ar ne, ar piragėlės. Tai vadinasi nuogi angliavandeniai, juos reikėtų šiek tiek aprengti, ypač tie, kurie turi cukrinį diabetą. O tie, kurie neturi cukrinio diabeto, tai tiesiog, tai nebūtų dažnas reiškinys, nes tas plikas angliavandenis, jisai sukelia šuolius cukraus organizme ir tada būna nieko gero. Ir aš šitą jau iš tikrųjų pajutau ant savęs. Ir įdomiausia tai, kad jeigu seniau aš kažkaip tai, čia mano patirtis, bet jeigu seniau kažkaip tai būdavo labai faina, nori kažko tai tokio, ar ne, bet nenori gerti vandens, kaip PVZ, suvalgai obuolį. Ir aš pastebėjau, kad obuolys tai yra vaisius, jisai labai suskatina valgyti ir atsiranda tas šuolis gliukozės.
ir jisai nėra gerai, bent jau aš. Ir supratau, kad vat, vaisiai su jais reikia iš tikrųjų atsargiai. O štai, vat, kai pradedi po valgio pajudėti, tai įdomus mano toks pastebėjimas, nežinau kaip jūs, aš labai norėčiau irgi sulaukti iš jūsų komentarą, kaip jum šita patirtis. Tai labai atsiriša mąstymas, kiek po to valgyti. Nes kai reikia po valgio pajudėti, tai tada pradedi suprasti, kiek reikia įdėti į lėkštę šitų dalykų, kad galėtum judėti ir tau nebūtų sunku. Ir tada labai toks įdomus mitybos specialistų pasakymas yra valgyti dažnai po nedaug. Ir aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų jisai tikrai yra geras patarimas. Ir ties to dirbu. Vėlgi galiu pasidalinti patirtimi, kad nesu tobula, aš esu irgi žmogus kaip ir jūs. Ir tiesiog šitą mitybą, kurią pagal tą knygą darau, einu labai mažai žingsneliais. Ir galiu pasakyti, geriau jūs padarysite taisyklingos mitybos per dieną 2-3 kartus, negu padarysite 2-3 dienas viską idealiai tobulai ir po to nuo jos nulipsit. Aš geriau siūlyčiau jums daryti pradžioje taisyklingai bent jau 3 kartus, po to pasistengti 4-5 kartus. Tokiais etapais, bet kokie etapai, koks laiko tarpas sprendžiate jūs, nes jūs pats arba pati geriau žinote, kas jums labiau tinka ir kas netinka. Aš galiu sutikti su psichologais, kad turi būti individualu. Su specialistais mitybos, tie, kurie ypač propaguoja mitybos kai kurios aspektus, jie aiškina, kad reikia daryti viską palaipsniui. Nes aš pradžiai, kodėl taip sakau, todėl kad jau turiu patirties, pirmą viską stengiuosi padaryti idealiai, kažko, kaip ir parašyta knygos, skaidulos, baltymas, riebalai, krakmolas, cukrus, ir po 3 dienų man viskas nušoko. Aš perėjau prie mitybos visiškos bardakinės, chaosinės ir po to vėl po biškį supratau, kad reikia iš lėto palengva, tam, kad išsilaikyti, nes galiu pasakyti tik tai tiek, nežinau kaip jums, bet pagal tą knygą darant, iš tikrųjų jautiesi visai kitaip. Savijauta, kai tu taisyklingai valgai, bent jau man yra daug geresnė. Ir kai tik tai kažkoks tai bardakėlės mityba, tada pradeda galvas skaudėti, bent jau man. Ir kai tu pajunti taisyklingos mitybos tą gėrį, tu pradedi suprasti, kokia iš tikrųjų nauda gauna. Ir kad reikia viso labo pasistengti gauti tai, ko tu nori. Nes tai būna, kad visur reikia šiek tiek pastangų tam, kad gauti rezultatą. Bet nauda tai iš tikrųjų, galiu pasakyti, fantastinė. Ir tikrai labai, labai gera. Kaip ir šitoje knygoje rašoma, sumuštinį viską išardyti ir suvalgyti atskirai. Tai reiškia, pirmą sumuštinę uždėtas daržovės, po to mėsą ir ant pačio galo duona. Tai aš labai skeptiškai šitą žiūrėjau, kai knygą skaičiau, skaitydama knygą. Bet galiu pasakyti iš tikrųjų taip kur kas ir įdomiau. Ir iš tikrųjų, gal net ir kalbant apie energiją, tai iš tikrųjų energingiau. Ir suprantu, kad vaikai šitai daryti, ne? Jie iš tikrųjų iškart turi tiek energijos lakstyti, būti daryti ir visą ką. Tai va, okei. Kągi, aš jau baigiu suapvalinti, aišku. Jeigu kažkur tai piešiu, jūs matot, kad aš kažkur nesuapvalinau, tai labai nesikabinėkit prie manęs, todėl kad aš būnu dar po video, kai jisai konvertuojasi YouTube kanale, kai įdedu. Aš dar spalvinu ir būna, kad perėmiau labai atidžiai per visus šitos apvalinimo taškus. Peržiūriu. Va, tai vienas momentas. Antras momentas. Kažką norėjau pasakyti jau nuo. Stebėkit, kas vyksta su jumis, kai ypač šitoj figūroje jūs esate trikampyje. Kaip jaučiatės ir kas vyksta jūsų kūne. Žinokit, aš nežinau, pastatyminį šakalą, jeigu jūs girdit, tikrai jau video neperdarysiu. Nes, kaip sakoma, į upę 2 kartus taip pat neįlipsi. Jau kitas video bus visai kitoks.
nei šitas, kuris čia dabar vyksta. Tai va. Taip. Ir aišku, toj dar knygoje yra rašoma apie vandenį, vandens gėrimą, kad kartais kūnas prašo atsigerti, o mes suprantam, kad prašo jisai valgyti. Tai aš šitą irgi pastebėjau, dar ne visada atseku kada ir kaip. Ir jo, jau tokios išvados, kad visai gerai kartais būna prieš valgį atsigerti. Ir kai jau iš tikrųjų jaučiu labai didelį alkį, tada iš karto einu valgyti, bet jeigu toksai abejonė, ar čia aš tikrai noriu, ar čia mano kūnas nori tiesiog vandens, tai tiesiog išgeriu pirmą vandenį. Nu, čia mano toksai pastebėjimas, nežinau kaip pas jūs. Gal pas jūs kitaip yra. Tai būtų labai įdomu sužinoti. Dabar aš tiesiog nežinau, kokią net spalvą žinau, kad kažkokia keista yra. Ir aš su ją sujungsiu. Labai mėgstu pirmą sluoksnį nupiešti labai blankia spalva. Todėl, kad jeigu aš persigalvosiu ir uždėsiu kitą spalvą, kad ta kita spalva, tiesiog, kaip sakoma, dar muštų tą spalvą. Įdomu, jūs matot? Gal tik kas mato. Tada dar vieną uždėsiu spalvą. O šia tokia labai blankia. Labai blankia. Kažkodėl man norisi. Ir aš norėčiau šį kartą. O, pagaliau atradau. Tokios labai. Va tokios spalvos noriu, dangiškos. Ir tikiuosi, matosi. Kažkodėl norėsiu man šiandien dangiškos. Irgi noriu srautais. Jūs žinokit, gali daryti nesrautais, jūs galite kiekvieną atskirą figūrą paimti spalvą kažkokią, tai pasižymėti, po to ją sujungti, pažaisti su spalvom. Tiesiog. Kažkodėl taip man norisi. Labai įdomiai, bet man labai patinka šitą dangišką spalvą tokia. Po valgio paėmėti, fine. Ok. Čia gal dar biškiuką. Ok. Na va, aš tiesiog baigiu nebe. Ir piešiam lauko liniją per visas figūras. Tiesiog. Dar kartą užtvirtinu, kad tai yra mano pasirinkimas. O kas čia man aktualiausia, man šiai dienai yra, kad aš renkuosi šitą. Ir aišku, aš labai norėčiau, kad tas pasirinkimas mano būtų, tiesiog taisyklingos mitybos, kaip įpratis. Tai yra mano pasirinkimas, aš renkuosi, aš taip nusprendžiau. Ir aišku, kad pasirinkimas, kaip informacinė pažaidime, bent jau Melina aiškino, labai yra svarbu žmogui, kad kai jisai priima sprendimą, jisai jo vėliau neatsisakytų. Priėmiau, pasirinkau, čia nusprendžiau, vadinkim tai. Ir jo neatsisakyti, su juo pabandyti, nebandyti, o tiesiog padaryti, tiesiog jį įgyvendinti. Nes visi mūsų kai kurie pasirinkimai būna tai, kad mes pradedam ir nepabaigiam įgyvendinti. Ir po to jie atima iš mūsų neįgyvendinti mūsų sprendimai, neužbaigti kažkokie tai reikalai. Čia mūsų pasirinkimas neužbaigtas ar net. Jį turi arba kažkaip tai uždaryti, kad jį, arba jis būna kartais nebeaktualus. Bet jeigu jau pradėjai, jį turi pabaigti įgyvendinti. Nes visi tokie gabantis neužbaigti, sakau, atima labai daug energijos. Ir tiesiog galite pergalvoti, aš tiesiog irgi turiu dar vieną užduotį, pergalvoti, ką dar sistemiškai užbaigti. Ir kur ten pas mane dar gali būti, kažkur reikės, kažkoks tai neužbaigtas reikalas, užbaigti tam, kad turėti daugiau energijos. Nes būna velkasi kai kurie dalykai, kuriuos reikėtų užbaigti. Ir užtat aš paskutiniu metu su jumis buvau aš, Ingrid. Laukiu iš jūsų kažkokių tai reakcijų ar dar kažko, tiesiog pasidalinkit savo įžvalgomis, savo patirtimi. Ir sakau, ate, iki kito karto.